Mobil 1, alyva, Mobil 1, best the best. Tai buvo gal 900 metų kokias, ne? Formulė vara su Mobil, ko tu bralyti. Tai atsirado irgi, kaip prisimin, Mobil man buvo, nebuvo geriausias, būk perams, ne? Iš to serijos, žinai. Prisiminat jau čia Mobilą, ne? Formulė 1, ne? Tai vyresnis supras mane. Ir taip, tai buvo labai progresyviai ir kaip dabar, pavyzdžiui, atsirado tepalų nauji kažkokie tai niuansą, ne? Visi dabar ir tokį heito kultūrą, činšuočiai, o tada irgi buvo panašiai, bet Mobil su savo marketingu naujų žingsnių, formulį, ne, įsivaizduoju per televizorių parodo, tau į formulių, tau tepalą pylė, aš savai dabar į Ford Granadą galėsi pėlti, žinai, nebuvo kitokių, kokį, žinai, Toyota išvis ten buvo šūts. Vot tokie dalykai vyka. Ir tas tepalas pasiteisė, buvo naujos pusiau sintetinis technologijas, kaip tik pradėti rasti. Šiaip tas ne technologijas rado, bet į rinką, jau prasidėjo katalizatorė. Ir tai katalizatorė automatiškai jau draugaus tau tepalų, visokių tokių cheminių niuansų, žinai. Ir suveikia. Mobil 1 istorijo tepalų jo pušė deina, pavyzdžiui, senesnis kartos, kur nors Maksimo pamatė, žiūrėk, Mobil, tas geras, čia į formulį piltas laikas. Man mašinėlį tai Honda, CRV, 2007 metų. Tai tik Mobil, tai seniau tai formulį pilti, dabar irgi gali pilti. Čia tas pats kaip marketing sėjai su Quaker State, tokie tepalai ir prisimini. Nežinau tokių, amerikoniški. Quaker State tepalai, aš prisimenu, kiek galėjo būti man metų maža. Tai tok reklamai, babunėlį tokį su mašina atvažiuojant, žemaitišką, pirmsyk per televizorių išgirdau, kur sakė, daug montos alyvos, kur į lėktuvus pėl. Kas prisimins? Aš bandžiau iškuoti, neradau YouTube'e, kas randat. Raskit ant reklamą, hebra. Prisimin, babūnė tvara, priešik mužėką ir sako, daug montų tepalų, kur ar alyvas, tepalų neprisimint, kur į lėktuvus pėl. O tom frazę atsiminkit. Ir Quaker State. Ir pėl į tas tepalas rots, Tomse rots. Lietuvo buvo tas dalyks, čia atrabotki ir ne šitą krištolinis tepalas, be priedų, be niekad, grins, mineralinis, medutis, permatoms gražus tepalas, geresnis nei tas Quaker State, atrabotki kažkokį rodą, pelną, molibdeną, nes, to momentų buvau labai pakilėms, o tų molibdenų, tai katalizatorė, visi tokie dalykai, labai, į marketing, žinai, lėktuvą. Karinę lėktuvą pildau, kad numėjai grįžti iki bazės, bet tepal, monių variklių rėka, aš numėjau kamarys šitą iš prekybcentriaus, man kulint policininką arba kokį dongt prakals karterį, kai iki numūdą traukčiau, žinai, toks, tipo, kredo, žinai, vyrų. Buvo tokios istorijos. Shell tepalai, vyrai, Shell, kriauklytė, Venera išlindusi iš kriauklytės. 6 metus dirbau su Shell. Turėjau liemenį raudoną ir keporį Ferrari. Dėl to, Shell geriau ne. Geri tepalą. Sakykime, vienas iš pasaulinių tepalų naudotojų, nes ant šios vietą, išskyrus Marsą, ir Jupiterį, ten nėra gamintojų tepalų, yra 4 gamintojų, lygo 6. Bandom, davai daugybės lentelį yra. Shell, Chevron, BP, Mobil Esso ir Lukoils koks gal. Viskas, nedaugiau tepalų gamintojų. Į baigas, ne, ateini krautojų žiūri lentin tepalų, kaip į kino salį, suprant. Katrą man išsirinkti, katrą čia balalaiką geriausiai, gruo, montom gitarą, 7 stygų, ne 6.
Vat tepu. Su šelas dirbau, pyliau mašinom tepalus, keisdavau, matydavau, kas išbėg, kaip mašinas važiuojant, kaip motoris užseinus, saulys, nuėdavau pasikavyti, tas irgi su ta šelas irgi pildau. Ir mata, kaip dirb tepals. Pusiau sintetika, mineralki, Audi 100, Mercedes, BMW plyta. Va tap. Ten kokiems Porschams parsisiu, iš Vokietijos man parveži kažkokį ten oil, kokį nors ten, arba FNI, Elf, Total. Taip, daug matys, daug išpylis, fūrų, tepalų išleidys ir pripylis, ir matys kap, ir matys visokių spalvų tų tepalų. Toks galvoj paminės, kad irgi esu čiupinėjęs tepalą irgi. Ir tepalų filtrai jau iš akiais, žinau, kodą 33, 204, čia ir jau iš toli matau. Crown Oil, gelton bankelį. Aš nemažą metų anom pildavau į Uralą ir į savo senoviškus mašinas. Korvets, ten da kažkas 15-50, nes ne 20-50. Nebūdavo. Kor būdavo tik Renault spreidams. Biturbo aš da prisimint pildavau, o kudėt turbinas, o mašintai V8 negali tokį pilti, tik turbina nupiešta ir suprantam, rašo biturbo, jeigu vien turbo irgi netiks. Jeigu lydekien zilka, žina, karosų negali gaudyti, jau karos kalupom lydekien zilka, žina, skumbėjai. Nesamo, nekim karosą, lydekien zilka. Matanon, suprantam. Ir tokie dalykai. Gera Kronuolis. Šveduką tor savo, aš ten nelabai gilinaus. Žinau, frazę gerą. Čia tai Kronuolis, čia kažkaip tepala, čia iššuot, čia ką, žinot, jau šūda viskas į aplinko pas mus to pusėje. Švedų frazė. Mes tai Draxlerius pilam savo tepalą. Jūs nežinau, jūs kur nur ten pilkit, žinau. Hebra pėlai Draxleris, viskon savo, Brands, viskon. Ne, Audi 100, negal, Kronuolis, nelygis. Va toks pastebėjams. Da užgaudžiau Eurolub. Pasirodo firma be kiek metų. Europo kompanijai. Garažus tepal pelsti daug, žinau. Į tų kompanijų Europo nemaža. Eurolub visokių tokių, bet maža žinom, nes ir tokį pastebėjims asmeninis, aš ką užlekart užvarnių toliau pavažiuoju čia, žinau, pripalmiu arčiau arba į kalnus kažkur tai nešatriai. Tai užsienį nėra tokį įsitikinimą, brandavimą, žinau, kažkus triesnis, žinau. Lietuvo, pavyzdžiui, jeigu nežinoma firma, nieko, žinau, bet ta pati firma pel iki tokį vambalį ir parduod šalies, kur, kur maža žmonių, kur visi būt keiti, žinau, aš tokį pilu, tu šūdą piliu, aš pilu ton, tau boba negraž, man gražesnį, man mašina galingesnį, man atrodo 5 aukštų, tau tik 1 aukštą, sklepų netor. Tie pas mus da pakolkas ir, tai normalu, toks mentalitetas viskon, o užsienį, ką pavažinėjai, ane pelton kon gaun, arba pelton, kad ir įsitikinant, kad čia ir geras produktas. Vokietijoje, pavyzdžiui, jeigu bus parašyta synthetic blend power, iškart gausi per kiaušius, nes jeigu sintetinis tepalas ir jį parašys sintetinis, jeigu pusiau torbos parašyti semi ir nėra ten, žinau, kažkokį PMP RMB tepalą, full synthetic 100%, 5-50. Ne, čia kažkoks bambalis negražus, neblizgučių, končiai reiškia, skaita full synthetic Germany oil arba Švicland. Nepilsi tokį, matulį reikia pilti, čia neaiškus jį. Aš nesakau, kad nepilti matulį, čia negalvoju, ne antireklamas, bet toks ir mentalitetas. Užsienį imkiam toliau varnių
į visai kitokis panetkis. Jeigu įparašyti tepalas yra, jeigu į peins, į peins, ne? Ne, nu, žemaitys peintai gert, negal, ne, urokiškis, o. Hebra, karvis, tai vienot viso Lietuvoje. Kas šį per tepalą irgi, ir Europos lygiai tepalą, un tokį griežtą atsakomybę, kad ten, bralyti, tu amerikonišką tepalą parsivešk, netitinka euro standartų, varyk iš čia. Iš to torgo, žinai, ką būna ten naus prekybininkas su bolbėm, tu čia pardavinėjai, saka, tavo bolbis akių per daug tor. Tu jau aš paskambins, patikrinsiam. Ir tokiu būdu. Eurolups, irgi, parduot kitiem tepalų, kai užsiklijuot kietą nakleiką gražesnį ir parduot brungiau. Irgi, biznis niekas meniška. Esat matėm tepalų Toyota, tik Toyotinis tepalas. Rodsparnėn zilka, ne, rodsparnėm gaudyti. Toyota. Aš turiu Toyota versų, noriu Toyotinį tepalą pelti Toyota. Vadinasi, tep. Ir visi tvarko, į žmonėms, kai kuriems, tvarko, nėra brangus, visi teisinga, lipduks, žinoms. Nebūtina tau reik suprasti apie variklį, norint tau dasipildyti tepalą. Tau tikra, Toyota tepalas yra mobil. Tas bambalis yra Toyota ir mobil, tas pats bambalis. Pirks Toyota, nes raudonas užrašas Toyota, CV mašina, ta kur būna, ne? Ženklas, žinau Toyotas ženklą ir CV mašina, nes CV mašinas darydavau, matyti aliverkų daug išnaudojant, žinai. Toks pastebėjimas, ne, kad giliau pavara. Pažiūrėk į bambalį, pažiūrėk specifikai CNBPAP, American Petroleum Institute. Ten toks institucija, kad ten prieis, tu šūdančiai gamini, čia tu pardavinėjai šūdą. Ne, šitą yra sertifikats. Nesamončiai padirbti ir negal būti. Šūds jiems tai. Ir nepirks. Ir patikrinti tepalą tik tas skirtingus bambalius. Toyota, mobil. Supilk į vieną stiklinį, atrask skonio skirtumus. Fordiniai tepalai. Mėlyna, gražbangi. Ford, Motorcraft, Ford. Fordinį tepalą piliau. Vokap. Irgi gera. Kiek Fordai pas mus gal net populiaria užsienis. Nueini parduotuvėj, mužiks, Ford parašyta. Всё, man, jam, bam, įpėlį ir gera. O koks nors iš kaimo prisiskaits internetu, prisižiūrčių tų internetų visokių. Ford tepalai kastruolis. Bimbalin tepal gali Fordai pelti. Sutrauks į varškį. Jeigu Fordą pili bimbalin tepal, nelaika pelenuką. Bet jeigu Fordinį į bimbalį pilis, alkūnins tikrai pareis. Nes kastruolis ten į priedų, žinok, alkūninėms įpilis. Mašina Opelis. Turi du pliusus ir minusus, pliusus toro. Ant vaistinėlis ir ant akumuliatoriaus daugiau nėra. Ne, Opelis į gerą, man patinka. Opelis į gerą insignija, kai išėjai, buvo šūkis metų mašina, kokybė, kaina ir kokybė, į kontų gauni. Opelis. Žaibo ratas. GM. Opelinis tepalas. Atėjo žmogus su Opeliu, žiūr, į lentyną. Opel. Man Opelis. Kokios spalvos Opelis? Žalis. Čia baltiems Opeliams tas tepalas. Gali pradėti. Aš tai pardavės būčiau, jau prikulinčiau. Adinol firma, офигенная firma, toks koncernas, kad laikyk visą Europą temp. Kartu kitas irgi tas. Opel Adinol. Surask 5 skirtumus. Priedų daugiau yra. Tiems insignijoms, dizeliams, 2ZE, koks tas variklis, kur veleniuką laika, žinai, kur nelinkst veleniuką, žinai, veleniuk sulinka ir, o kur gauti, Vespers,
Nu, blog tepal pylė, dėl to veleniuką susilongsti. Va, Opel Adinol. Lialia, kas pigiau? Ar kas pridušis labiau? Da, užmačiau toks Febi tepalus. Febi daro važiuoklis visoks, aš galvoju, nu tokį firmelį, vokišką. Galvoju, on duoda į tepalų daro. O tu kaip tu gali, o ne, turą mes šikaim tokį marmalinčią, biškį samagūn praverdam, biškį tepalą išmaišom, ne, tuo taukų biškėlį oškulą, lajaus ir tepals. Febi, nu, tepkite. Ką senom firmą, aš nežinau, jūs irgi aš nežinau, tai gal parduotuvė test matin. Nu, ne, aš tai tik tas šelpėls, ne. Gera, nu, Febi firmelį, sena, bikeik, tor savo koncernų, tor savo veiklą, tor užsitvirtinusi. Ir Bilstein, ponu vėliau. Bilstein galvoju, palauk, aš amortizatorė visus mašų Bilstein. Geresnį amortizatorių nesu, turėjęs. Aišku, kur vietą įdėjo Made in Mexico. Meksikoną įkėpė Bilstein. Bet ani kietus komfortui, žinai, ten Bilstein. Bet ką Bilstein, sakė, maladėt, ne šuns papai. Tai vot, Febi, Bilstein, galvoju, jūs šitą pat kompaniją, Tai jeigu jau laikot markį, tai tikra, torsava ir eina gerų tikslų. Ar blokstepals, nežinau, nes bandys. A kas bandėt Febi? Dovanų gal gavot? Nepils laukiai dovanų gauni, ne? Tepalai, Petronas, Formulė 1, vyra, žalis, Arabija, Saudo Arabija, ne? Kuatar. Aš žinojau, kad tokį firmą, žinau, to nuržašą, bet kažko man su Motoreksu, kažko kergas. Motoreks irgi tepalą, aš daug metų naudojau šveicariškai, 100%, kad bus gerinis. Šveicarą tau padarys tau, bet vėl gilinkimės, ne? Petronas, KTM, Motoreks, galvoju, pala, hebra, iš ne tam pačiam kumbarį gyvena, tai kumbarioką. Pradėjau tyrinėti, aš nemažą padirtinėjau. Formulė 1, paskiau galvoju, palauk, o kas jūs tokie esat? Aš ir googlint moku. Ir tokį susidarė dedukcijai, palauk, hebra, Shell, Shell, Petronas, Motoreks. Čia Shell tepala Advance, tokie, aš vis laik pildavau į Hayabuzą, Shell Advance. Ir į Ducatį parašyta Only Shell Advance, negal kitokių. Motoreksą, jeigu piltam, kažinkas būtų, ne? Pagalvokiam dabar. Petronas su Shell, Motoreksas prišuona, Ducatis, Shell, Motoreks, KTM, o tai gal labai geros aukštos kokybės alyva, Shell Advance. Ir skaitom pat geriausias pasaulyje. Gerai, kad motulį negirdėjai. Ir toks mišinys, su kitokį pavadinimu. Čia pamastymą, jeigu aš klystu, pataisykite, nes ne komentarą parašy ko nors. Yra vietinį paimkiam. Pemko tepalai. Tas tai manuolis, tai nie gerai. Pemko manuolį. Bambalė, katras. Pemko tad seniau būdavo reklamai tėvus peldavo. Tai gerai, o tas manuolis neaišku iš kur čia toks. Lietuvių firma. Lietuvė negal gerą tepalą padaryti. Ne. Bulbių rasal ir kopūstų mišiniaus. Šūstis, haltūrien, Klaipėdo gamyklą, bet kokį. Tiekiems į visą Europos dalį, kur akis matė. Ispanijai manuliaus 9. Vokiškas tepalas. Fasojams Lietuvo tor savo receptą įber esteriaus, pabarst, kad pirkt geriau. Esteris jau dabar be esteriaus nikap, nes išradėms geras.
molibdeną gal rautų irgi, bet gal patents neleido. Irgi pamastymau. Tai, va toks. Ir tie visi BMW, vis tai, o tai ne, ko, tu neįpilti, ko nepiltų man. Klaidinga informacija, nes labai loš ir imkiam Europo, pasaulį gal ir taip sakyti, jeigu tu gamin produktą ir tu turi turėti anam tarą, jeigu tu taros neturi, tu perki tarą iš kitor. Taros, bambalių, plastikų, viskas ir labai stipriai, protokolauta, kad tu bambalių nemėtytum, supranti. Ir tu perkdams bambalį, žiauriai stipriai sumoki, nes tavo sako, a tu bambalį, tai neturi ko įpilti savo, ten teval kažkokį, čia taškysis, čia man. O aš bambalį turiu su užsukamu, į nuplėšamu, su cilka, o tu neturi. Nori bambalį, pitaks, nori 2, 4. O Manuelis turi savo bambalių gamyklą, sako, mes savo turim šitą, išparceliavojam, užsukam į mūsų produktą su mūsų bambaliu. Ir mes kainą mažesnį padarysim, nes jūs už jūs bambalį dar reikia sumokėti. O jiems. Ir viskas. Ir pigesnis tepalas reiškia blogesnis. Tep jau į lentyną, kaip sakiau. Apačio pigus, vidau, ten į aukščiausiai. Tai vat kažko reikėtų su Manueliu padaryti, kažkokį šou. Kad iki viršutės lentynos ir paskui papiginti. Irgi gal sužaisti, nes ką pirkės perktų. O produkcija ir vokiškas. Kokybė. Aš Manuelį pilu. Es girdėjau, ne, aš tai jau Manuelį jau pilu. Jau man viskas varikliau. Manuelį pilu. Jau antrą technikinį varau, niekam nedabaigtos mašinas. Elf tepalai. Elf agip. Ne? Total. Elf. Tokie buvo, elfo pilu itališkas, kažkoks prancūziškas. Totaliaus reikala. Šela. Taposi. Ta hebra ten biškeli papilsta ir uždeda nakleikėlį ten gražesnį. Irgi, vis tai gera. Adžip, toks šaulek su 6 kojom. Žinot legendą, kada buvo lenktynis Italijo, reiškia, buvo komanda, kad turėtų ant šunį, reiškia, mūsų šou, mūsų tepalą, ir reiškia, labai greit bėg, dėl to ir 6 kojas. Čia ant prikola ištarts toks pasakėms, kad ugnims pjaudos ir 6 kojas lekčiaurė. Tai motociklų kažkokį lenktynis, mašiną. Man atrodo, kad motociklų. Tai tokia legenda, sakau, jei kars pamatysit ton šunį, tai žinok, iš kur kėl legenda. Žiaurė lek, nes ugnis ein pro zubus. Valvoline. Alyva jūsų automobiliui geriausias best. Amerikona Valvoline ir Chevrono tipą. Chevron, kur ant skalūnų žadėjo, ne? O žalčia, skalūną, vara į dogną, suprant, chemikalų, nes į pavandinę vundau tek, suprant, pavandinę srojus. Ten laikos vandens, tokie dalykai, kur tu 100 metų nepaimsi, o ne to ir technologijai. Sak, mes turam, raunam chemikalų, tas vanduo ten susiskeidė, išsiskiria chemikalai, pajamanus ir daro produktus, reikalingus buičiai. Tuo tarpu anims irgi susimokėti turėtum. Bet pavandininis vanduo, tai vis dėlto į chemikalą, kaip kraujagyslis, suprant. Tau koks nors iš šaltiniaus vandens nebepagersi, kaip ševroninė raus chemikalų, ne, išauks paskiau, kiek metų 2 galvą arba 3 ronką, chemikalų. Tai tas Valvoline ir amerikonų firma, sena labai, iš tų gudžiųjų jau Rockefellerių, aš įtarėm turiu ir galėtų jau čia pradėti kelti sokalb teorijas ir naudoja Ford T. Pats pirmais mašinas. Turėjai ton, jie naudoja, apie tepalus naudojama, kaip išsivystė benziną, naftą, tepalus, sakykite, gal papasakos istorijų visokių tokių irgi, jeigu kontrybės turės kokį porą valandų atsėdėti. Nafta,
kudzie benzins, kudzie naftos krizė, kudzie mašinas V8, o pas mus turbo, kudzie maži kubika, o ten didelį, vat vis dalykas. Sakyk, jeigu įdomi, žiūrėsam, kiek laikų, jeigu surinkt, kapilą laikus reikia rinkti, kon. Like, subscribe, nu. Dėkit laikus, jei žiūrėsam, jeigu daug surinks, papasakos apie istoriją, automobilizmą, benziną, spiritą, šveną, kap mėri visi, kap truškinos, kap čia viskas vyka, ne. Tarp kitko, peržiūrų tiek daug, o subscriberių ne. Paspausk skambaliokai. Kuo daugiau bus, tuo labiau aš norės daryti irgi, žinau, galvos. O, chebros naujos atsirado. Kad yra netinga išklausyti informaciją naudingą, kad į žemaitišką, kad į niek nesuprant, bet vis tiek kažko sužinos naują. Įtokį tepalą Hado, a girdėjot? Ne da. Negirdėjot apie Hado? O, čia yra. Ukrainietiški tepalą. Tep smalčiaus, aniai. Suprant. Euroliaus, Euroil korporacija, bazė ir prieskonė anų. Įpil žvyrą, moliaus, užmaišą, patermasą ir pardavinė. Ir skaitos, kad nekad nesugės variklis. Vo, taip ir galėt pasakyti. O, nitor savo matyt kažkon, bazį, tai matyt anims paprašiau parsivežti iš ten, čia finansą. O toks, galbūt, kad jums žinotumėt, kad tepalas su akminas, kur išbraižo cilindrus ir to pačiu užpaklion. Motul! Vyra. Motul. Panašvinčiausiai, kas per tepals. Motul iš atminties prisiminiau. Banginius anį žudydavau. O, dabar žaliai nebepirks tepalų. Ne? Ir turi žalį mašiną, nepilk motulios. Jo, motul darydavo banginį, manom papjaudavo, ištirpindavo smalčių ir į lempas žibalinis, ne žibalinis, pildavo tepalą ir lempas būdavo tepalėnis, jis degdavo, jis būdavo šviesa į motulį, va, Prancūzijai. Va tai tau. Nu, motulį verta pagarbos. Verta pagalbos už anų reklamą. Reklama 70% pelno. 30 ir, nu, gauni 100 eurų, 70 reklama, 30 savo. Gera, ir unikalių dalykų, esterinė bairė išpropagauta, labai mok pateikti, išaiškinti, užsitvirtina, dukačia, visi lukščiai, visi. Gera, matulsi gera, nu, tor su visokių niuansų, kvepų, tą avietinis, kvepilį, aš tai pilą avietinis. Visi tai kvepalą, visi tai mirkalą, dažą, raudonį visokiai, dod į variklį nuosėdus. Kas įmatin perdegintą matulį, supras mani, un si toks žalsva pilkšvas, toks, vat, kaip su vandeniu tepalta, ne. Tai nusprendėm, kad čia perdegins, bet smerd šakis. Vo, ir jeigu tu perkaitinsi matulį, tu praktiškai savo šauni koją. Bet kokiu atveju perkaitink motoreksą, lygiai tas pats bus. Tik tas aš turiu omeny matulis naudoja kvepalų tam, kad nepadirbinėtų. Bet jau irgi padirbinėja irgi. Padirbinėjama Europoje jau per daug griežtai, bet kas tu žino? Ne, kad raudonas tepals, o čia matulis arba kastrolis. Vo, jau pilu, jau reiškia šampūnas, ne, kvep. Toks pastebėjimas. Matulis yra verts toks pasaulien lygi, bet kuo daugiau šauki, tuo tavi visi matai gird, nebeveis gitor. Nu, toks pastebėjimas. Amsoil. Teptaras Amsoil. American Motor System Oil. Amerikoniškas. Pirmasis sintetinis tepals sukurts buvo Amsoiliaus. Nebūk geriausias, būk pirms, viskas įsikabėnaniai. Ir kaip firma labai gerą laiką levelį. Tor dažų raudonų irgi pėl Amerikoną Amsoil, only Amsoil.
ZPPD, visko įten, sintetikas, visas šuvinas, visas. Anims ten, matyt, amerikonų tročias nejam, žinai. Un ta vaisto nei gern depresijas, un ta pakompės vakščio narkomana, žinai, nu tų vaistų, būtent, čia kita istorija, tarp kitko. Būdavo depresantą Europo negal, nes, šalutinis efektas džiauris. Ameriko gal. Su jas visko, į paskiau gaunas, ne, vakščio vis perlinkis, žinai, atrodo, buvau balts kalnierius, koks nors su švarku, biržo vakščio, žinai, stumdi milijardus, dabar karklinus, suprant, narkašinas. Čia ir rykštė, čia kitą dalyką, tai Apple grįžkiam. Tai Amsols irgi va toks. Visko Tepals žiauris rekomendavęs, davęs rezultatą, amerikoną kiet net nepelnės, išbando ten, nepaims kitų. Įpylių užsok vėliams nusidruoži, įbaigęs viskas, žinai, įpyliam soliaus problem dinga. Irgi va čia. Bet mums negrės, mes juk dizelių šalis esam. Užteks, ne? Kaip sakiau, pasakysiu, koks geriausias Tepals. Tai kokį man pilti, tiek laiką išklausiaus. Ir niek tu nepasakėk, koik man Tepal pilti. Dislike dėk tada. Nezysk, dėk dislike. YouTube vis tiek gerai. Bitik judi. Žiūrėk. Ten pirmas skaičius reiškia klampumą, saulės švitėjimą ir žiemos snaigių kritimą. Ne? Palikiam. Ir Google mondrėsi, turi tų telefonų mundryšių ir pasižiūrėk tu ten, ne? 15-50, 20-50. Est matin tokį medų, Tepalų. Teršt, papliauškink. Koks teršt, tai bus rudos spalvos net gal. Klasika. Džionkiem, klasikiniam mašinom, karbiuratoriui ir katalizatoriui, kur negal pjauti. Klasikinė mašina. Arba jau variklio palaida balatė. Baršk, beld, jau matai, spaudim, mauk tokį. Da kažkiek važiuosi, žinai. Nesunkia, tas Tepals brangus. Įpylė, pavažinės tą kažkiek, kol užkals. Toks, ne. Aš jas supylis į Volvo turbinėnį, 25 ir mojau. Tepals spaudėms atsirado. Da, žinai, kiek važiavau, mėnesį važinėjau. Bet paskiau variklį pasikeičiau. Bet mėnau savo velto buvau. 10-40. Man tiek, nuo 150 metų atgal ką buvau, į dabar aš 10-40 pil, tirštesnis Tepal spaudimai. Čia jau girdėjot visko, ne? 10-40. Kodėl aš mašiną nusipirkis europinį, tokį pat mašiną, nesakys, juodos spalvos mašiną, 4 litrų. Europinį mašiną, viskas okei. Un dungteliaus parašyta 5-30. Ar 5-40 neprisimė. 5-40 lygų. 5-30. Pečiau prakorti, ne? Kažkaip šojau taip bairį. O iš Amerikos lygiai toik mašin juodos spalvos 4 litrų. Un dungteliaus parašyta 10-40. Ne, nuo Amerikos rinka indeklai istorijos skiriasi surinkimo kokybė ten, pradėkiam. Hebra, vasara 10-40, plus 40 laipsnių, plus 30, kamštis, vasara, erotika, Palanga, toks. 0,20, čia pats supranti, jau prisiskaitė internetu. 5-30. Ne, 5-30 pilų, o kokį, jau tokį lei pilti. Sakau, kam man citas Tepals? Sakau, pečiau prakorti. Nepilu aš 5-30. Pilu. Pacanu į Vilnių važinėje. Lygių kelių. Tu atsisėda, tu vara lygių kelių pilk. Visi tai traliukai, mašinėlis, katros dirb. Iš rytų užsikūrė į kelią ir važiuojant. Peitam su užgesien, į tai klausim sagesienės kondicionierį arba pečiok reik šeldyti. Ir vėl varo, 5 bėgių, ten 90, 5-30, visi gera. Pats pigiausiai pagaminams Tepals, į kamštį, kamštis
į darbą, pirmin atgal, mali, pats kaltas. 0,20. Čia jau padės. Čia jau dabar varys. 0,20 yra šita. 0,20. Vandenukas. Vandenukas skirtas -40, jeigu gyveni. Kur gyveni? Lieplaukis gali? Ar karmėglavas miškose? Kur -40? Toks ansį. Ansa toksį. Aš vėl noriu priminti, aš nesakiau, kad čia mano nuomonė, kažkas nesakiau, tai priminsiu. Mano nuomonė, mano įstikinėms ir man nusispjauti, ko galvoju kiti, nes aš apie kitus negalvoju. Sakiau, o dabar 0,20. Ir sektanta, ir tepals aukščiausias technologijas, ten sintetik, oro. Ir jeigu užkals, tai žinau, kad ori azotą ir daug buvo tau, nes hibridam gera tas tepals. Toks, pliauzeris, ne, tik nedaug dievė anon užpleškinti. Tau vasarą 0,20 ir bus šudinoj posiveržų. Aš nekai iš savo, nenaudoju, iš patirties. Vyra, kad naminuko žurnalas, kai ten, tą linkmį korentą, turėk omeny. Žiemą 5,20 baladas matys tokį. 0,20 super. 0,40 pilas į žiaurę rimtas mašinas. Kokiu mes važiavom RS7 buvo. Įtok mašina, aš neskiranau. Audi RS7, tas su kuilys tas, hatchbacks. RS7, ten buvo 4 litrą Lambo variklis, buvo turbininis. Mes važiavom, pavažiavau, dėjau gazą, keraminė stabdžia, visko maivos iš. Į bagažinę balčkiais, kas ten bagažinė, pradarom, žiūriu, 0,40. Kažkoks tepals, net be Eur Oil, ne Eur Oil, bet kažkoks. 0,40, sakė, ton mašin čia. 0,40. Katalizatorė, visi tai bairė, teplo. Ten long life, žinutė, tai čia bus ta mašina. Buvo toks, 0,40, ten visokias sezonas įžėjimą, ką galėtum paspausti. Galbūt, čia šitą kitą temą jau. Kešimų galą jau ir biški tokie dalykai. Jau gal čirškin gal daugiau, šašlikinė. Toks. Hybrids arba trumpas distancijas, šalts met, aš į darbą te važinėjau, pečiuks nespėjai šelti, 0,20. Būtų logika tokia būtų mona, bet ne 15,50, mineralinį žėjimą. Ne, čia logika tokia. Į Volvo tik 0,20 pats mačiau, bahūrus. Tokį reik pėlti, tokį leip. Į gerą. Draugėlis motoris sir, greit pasiems bimbal. Eminį. Geras sekas. Ir aš neturiu kitos technikos. Į motociklus pilu 2 cilindrų forsovų variklį 15,50. Į dukačius visus 15,50, bet Italijoje tada, ką plus 50 laipsnių karščiaus, man variklis toks skumbėjim, tokį gavo, tokį specifinį. Aš galvoju, nereikėtų perėti ant Harliniaus tepalų. 20,50. Ir sintetinį, ir mineralinį, kokį nori tik pilk. Nuskoniausiai, katras skanesnis. Nes nesuderb. Pavyzdžiui, Harley, kitoj tepalai pėlis, orinok. Šakis, kai jie efekt, žinok. Harlinė tepala, kur į HD, suarelės, kur malūsparnė, kur atsiunt, kur besaličių su oru. Tepala gyventin. Pats hards ten animsiai. Dukačiau galvoju, net tokis, net 20 tok mauti. Ten, kur važiuoju vasarą. O gyvenim pavasarį nereik tokių, Čia pas mūsų, blėsdinginus. Jeigu tau V40, V50, čia facelift, čia per daug nelauš kažkokių stebuklų, tai tokį, nes gyvens ilgiau nuo perkaitimų, nuo komščių, nuo visokių tokių bairių. Tokį turės biškį imunitetą geresnį toro. Čia tu man toks
įsitikinėms į nuomonį, žinai. Ar tu 50 su pleškins, ar tu 20. Per 1000 tau paliks į vandenį, žinai. Bet kada užšals, išves, bus tau lemp, mazuts. Vat toks pastebėjimas. V60. 10 V60 pilų su raudonu raidyšu. Tor teisi būti tepala, labai gera padėd nuo psichologinį efektą. Jo. Ir toks, kad tu padarė visko geriausiai tavo variklio, kad tau neperlūšta alkūnins per posį. Arba voštos nenutrūktų. Vo. Tas tepals, jo. Ten gazos, aš ten miestką varą, aš šikas spaudau. Ko tu spaudi? Autostrado te pasimk 250 įmink. Vo. Valand laiką. 2. O. V60. Tada turbūt ir sudirbtum, įkaist iki reikiam temperatūros, kada ansa jau pradėd, dirbti. Nes jeigu tu po miestą čia spraiga, aš šiaip sportinį tepalą supyliau, čia man ten dizelis nesugęs, benzino ten, žinai, temperatūros svyravimai. Bloks raitos, tau ten visas, tu temperatūros nebuvėm miestį. Į tau V60 net neįkaist, net savybių savo neskleid. O tepals, kol jums neišyl, tam tikras sportinis, ansa net blogiau variklio vyr. Tu užkūrė, palengvė, pašeldė, supranti, įpeleškina ir lopk. O tu užsikūrė iš karto į gatvį, 6 bėgi jungi miestį, man sportinė tepala, vėl grįžtam į pradžią, ne. Pagalvok, pasidomėk, patyrinėk, parašyk komentarą. Kaip matau, jau rašyk. Motociklinė tepala. 4T. Kokį man tepalą pilti? Šaks 8 klausimų, kas sulauk. Ek, tu savo. Kokį tepalą pilti? Sakau, 10-50. Kur važiuosi? Miestį važinėjai. Miestį. 10-50. O kudė? O kokį? 10. O tai motulį gal? Sakau, gali motulį pilti, nežinau, katras kaina, katras tau... Katras pigesnis. Manulį varyk, žinai. Ne, manulį, ne, matulpį. Moto tepala, ten 4T, sankabas, ne, bukson. Prieš kiek laiko čia? Iki 2000-ųjų, kur meskė mane, gal biški ne, meskė mane. Motociklui tepalai, kokie buvo pilami? Motociklinė ar mašininė? 4T, abu, only motorciklė. Ne. Ten pusiau sintetinė 10V40, ne. Vo, čia biškėlį, nes buvo seniau blogi tepalai ten, miest važinėjais pilk V50. Jeigu čioperis tavai, žiūrint, koks vandeninis, jeigu vandeninis 10-40 užtenk pilna, nebrangų kokį. Įsivaizduojat, kad kitą varą gali pilti 10-50. Orinuks, jeigu ir Harlis koks, Harlinė tepala 20-50, kosmosas ten įvei. Įpilk Harlio kitokį tepalą, užkalas. Nors užkal yra užspaud cilindrus, užklinė ir per karščius su to 20. Toliau Yamahas, Bimbalas, visokius, BMW pildavo motulį 20-50 klasikinį. Buvo perkaitėns Barcelono, tai mazuts išbėga. Paskiau, kiek važiavau kelionį Motorexą 15-50 bokserį pyliau, tai kokį pylę, tokį išpilsi. Taigi keliu. Toliau su Yamahom tenerėm pyliau kažkokį 10-40, neprisimenu. Tai irgi perdeginau pirm kelių, paskiau į Maroką važiavau 15-50 Motorexą bimbalin pyliau, kaip čia buvau, kad nesusipjojau bokser, BMW nupiešta, Yamaha, gera bus. Tai irgi puikiausia, aš pilu tokį geresnį tepalą, nei kad kudė jums blogesnį, nes 10 000 kilometrų, kai išvažiuoju, su mūsų nekeis tepalą, tai pasiuntas, toks biški save apgauni, atseit, tipo, čia bus geriau, žinai. Ne manuolį kokį, žinai. Nors sintetinį manuolį 25 Harlinį pasak netevals.
į kruselką į darą supylis, teisinga. Plaukyk aš sudar išvažiavau, 3 pakatuškis ir užkaliau. Voka, plaukį tepalą buvo greičiausiai. 25 Harlin mojau, orinuks. Geriausia, viskas tvarko, tik sankaba būn tokį, kol šaltas, bloga veika. Krosista irgi, pavyzdžiui, nesupras, 20-60 lygų, KTM tepals, ne 20-60. O kudė KTM toks, o Honda netoks. Irgi, oi, sankaba blogai veikia, šaltas, žinai, ten taip, tai spalvoti jogurtą, žinai, voverinė, krosista. Ten, žinai, juk pagazoji, jung bėgi važiuoji, sankabas nereikia krosį naudoti niekada, žinai, o miški ką pirėk. Visi VTX traktorė, orinuką arba vandeninę irgi, orinukau, 15 mineralki, kažkokia aviacija, indacin, kažkokia, tu kelk. Nes, karšt, kai komštis to dirbtas garlis, galvoju, kaip iš vis tas variklis dirba. Yamaha, kad dirba kamštį. Irgi, Yamaha irgi siūlo tokius, bet garlinis pel rimti Yamahistą į tos visus orinukus vado. Ir dirb kamštį tas variklis, ansi padaryts, kad metalą atrinkti, nesaveikaun, trinti ir viskas ir idealia. Harliais ansi špižinis toks biškėlį. Nepyki tik davai, 40-50 metų technika, pats pagalvok, žinai, sintetika net nekvėpėjai. Tai ansa dirbiškitė, pradėt gniaužti ten, žinai. Ton cilindrą špižinį, geležinį, o kur nikosilsai, ten biški kitokie procesą vyksta, žinai, bet nikosilsai ir blogis, negalima. Toliau, street iki miesto pabaigos važiuosi, nereik sureikšminti, nebent, žinai, draugą jauksas iš tais, kad nematulpilį, žinai, tai dėl to dalyką. Kelionės, nikamšti papolsi, po miestą pasidausi, žinai, atidirbstas tepals, okei. Jeigu kažkur britvinė dalyką, tada jau sais negerbti, žinai, šruot pelti, žinai. Tokiai pastebėjimą, kokį tepalą pilti. Koks tavo motociklas, kaip tu važiuoji tepi pelkai, žinai, pagalvok, pasidomėk. Nebūtina, ko man daryti, reikia paguglinti, žinai. Konsultacijų biuras. Transmisinė tepala, ne? O to nešnekėjom. Čia kitą, ada toras valandų. Pašnekėsim apie transmisiją. Aš naudoju V140 gal kur būna. Čia ir tai temperatūrinė režimą reiškia. Kuo didesnis skaičius, tuo geriau atlaik temperatūrą. Su bimbalu. Lupau visus tas ten Ispanijais. Buvau įkaitins reduktorių spjaujant čeršk. Čekijoje išvarvėjai net biški. Buvo original 7590. Koks ten pilas originalas? Religingi sektantą BMW, kur ir tik originals, tik gamintojas numatė, ordung, javol. Nebuvo sukurtų da tokių gerų tepalų, arba buvo sukurt, bet buvo grinas spec sportau. Tai 140 pildams į tokį, imkiam, ten kažkų malamui mašiną, ne tas reduktorius. Aš buvau perkaitins tonunta, kur sakiau, Čekijo išpyliau mazutą, o kiek važiavau Austrijai, Šveicarijai, su 2 įkrautų motociklų irgi lupau, irgi buvo baltas reduktorius, tai išpyliau toik pat. Juntas efektas, tiesiog tas režėms. Nes ir naujo iš dalyką jį geriau. Dabar su telefonu irgi ne su knopkim spauda, a su knopkim spauda, eik tik tą. Tada tau tink mineralinis tepals į reduktorių. Ir keturatis tavo žinos, kas į transmisinis tepals 140. Aš kastrulį ligu tad piliau, kitokių nebuvo ligu da pirkti, buvau kaip naujieną. Drifterė žien, kokį pilti reikia į reduktorių, tu klausk. Jeigu tu mieste aikštelė stovi, važiuoji iki ženklo, tai ką, tu drifterį klausk, kokį tau, kad nesugestų pakeliui namo motociklo reduktorius. Tokiai, bezdi, ramė, VTX, visi Goldwingą, visi tai tokiai traktorė, kur atseit, plerpt reksonas atsisėdus, tipo, vibronga kai kurie, nereik sureikšminti.
ten aukščiausius tepalų, dėl savis, dėl psichologinio efekto, sumoki, marketing sveik, viskas sveik, tu ramus, mėgti ir akis užmerktas. O ne to, aš mineralinį piliau skaičiau internete, einu rytoj užsakyti naujus tepalus. Ir į tokių žmonių, aš esu matęs, jau aš pats su motociklas tiek metų dirbau, atvažiuojant, sak, pakeis tepalus. Buvo kažkokie blogi pilti, žinai. Nu, nauji, ne, gerą į naują tepalą įpilį, atsiveži iš bambalį, nes draugelė leip. Į fotki dar, kad pil tepalą. Čia motulį pripilta. Skelbimas motociklo motulis, viduje motulis, na, čert. Va taip. Tai veik, tai ir normalu, tai visai teisinga. Automatinis dėžės tepalas. Dextron. Raudonis. Kastrulis. Dextron 2, Dextron 6. Da gal kokių Dextronį, aš nežinau. Ir įvairė visokių mitų, visokių dalykų, kaip naujas mašinas buvo dabar nusisenas. Tai Volvo tepalas, aš pats turėjau XC Volvo. Reiškia, dėžė sugedus buvo. Pamanyk, sugedu Volvo, grįž dėžė automatin. O, naujieną, pasakiau. Range Roverio alkūninis sulūžo. O, diva, ne? Reiškia, kokį pilam? Nu, koks Dextronas, 6 ar 2, a 4. Neprisimenu kažkokį, daug man tepalą. Kaina, katro jį to nedėdelį. 7 eurų, daug čia. A Volvins tepalas 20 eurų litras. Negalima keisti, ko tu misliai, audenį, negal. Net dėžės darbui pakenkimas. Aš sutinku, viskas jį tvarko, bet gyvenims rodo, kad įpylė ton manuolį, į grįž dėžės iš bambaliaus didžioj, į viskas, į tu užmirši, paskui užmiršti iš visą, žinai, kad, tipo, į galvoju, bus taupiau kelius šimtus, ne. Bet atep dėžė nelaiko, tu pil, ko nori, žinai. Konstruktyviai įprasta, variklė konstruktyviai įprasta. Ot mūsų regiono režimo netink tas variklis. Kraipos bloką, prasuk, pradėl blogi tepalą. Pagalvokit giliau. Ot tus dalykus, ne? Viskas, neapkunkinu. Cipkai. Fas. Purški. Čiupk. Viskas, vyra, viskas užteks, neapkunkinsi. Jeigu patieka, spauskit, subscribe kanalą, kaip sakau, rimta, tiek daug žiūr, o jūs neparameneruojat. Juk prasileis, tai kokį videok nepamatys, atsakys, ogi kapti, kokį motociklą pilti, kokį man tepalą pilti, žinau. Užsiparamenerau, bus didesnis skaičius mūsų, bus vėl kažkokį videoką, tokį tipo, tokį, wow, reikia sugalvoti apie tus benzinus visokius, ne, dujas išsiplėsti, taip normaliai pataškyti, kad geiteriam būtų ko pašiekti, nes ilgą nelaiką, žinai, spaudėm, tu jau pat reikia išsituštinti irgi. Kel visokius reikalas. Nu, ne. Tepalai. Skelbiu temą uždarytą. Iš Marso, kad parsiveš iš oro Marso, išspaus kokį nors marseterį ir įpilsi tepalą, sakys, čia jau amžins variklis. O mes žinom, amžin varikliaus nebūna. Bet jeigu ir klizmas, numirėliams, nabašnikams, galbūt tai nepadėt, bet spaudimą, kraują ir infarktą atitolint. Iki greito, hebra, ne? Rašykit, ko norėtumėt matyti. Kažko išrinksim, pašnekėsim, būtent tokį, temą. Nes man patinka pašnekėti, ne? Paknėst prot, pameloti, kur nors pasiginčyti, ne? Nu kaip kitaip. Tik tokiu atveju gaunas diskusijai. Iki, hebra.